Nesaldus tortukas ir katinas Rajūnas. Kol tortukas stovėjo ant virtuvės grindų, pro virtuvės duris įslinko storulis katinas Micius. Katinas kiekvieną naktį užeidavo į virtuvę pažiūrėti, ar pelės negrįžo į savo urvelį, kuris jau daugybę dienų buvo tuščias. Vienu šuoliu kailiniuotas stryktelėjo prie torto ir iššiepė savo smailius baltus dantukus. Suvalgysiu pusę dabar, o kitą pusę irgi, nusprendė jis. Katinas nemėgo skaityti knygelių, todėl nežinojo, kad katės tortų nevalgo. Ne, skaityti jis tikrai nemėgo. Miciui labiausiai už viską pasaulyje patiko valgyti naktipiečius. Tik šį kartą viskas pasisuko ne taip, kaip jis įsivaizdavo. Storulis katinas prišoko prie tortuko ir iššiepę savo baltus dantukus apsilaižė. Netoliese tuo metu nebuvo nė gyvos dvasios. Murmiau, koks gražus tortas, tarė katinas. Tikriausiai ne tik gražus, bet ir skanus. Ne, kol kas aš neskanus, nes esu nesaldus, liūdnai pasakė tortukas. O ką tu čia darai? Kodėl ant grindų? Vėl paklausė katinas. Ai, ką tik labai apsigėdinau prieš kepinius, nes pargriuvau demonstruodamas pabarštukus. Ten dar liko mano draugai, laukiu jų. O po to eisime ieškoti cukraus, nes be cukraus aš ne tortas, o tiesiog padanga, atsakė niekada gyvų padangų nematęs tortukas. Aha, tikrai labai gražūs papuošimai. Tyrinėdamas torto viršų tarstelėjo Micius. O gal tu esi žuvelių arba pelių skonio? Tada man tiktum ir be jokio cukraus. Ne, nemanau, kad galėčiau būti žuvelių arba pelių skonio. Gaila, matai, aš niekaip negaliu nustoti užkandžiauti naktimis. Todėl kiekvieną naktį ateinu pažiūrėti, ar pelių urveliuose nieko nėra. Baisiai norėčiau kokio nors gardumyno. Katinas Micius buvo neišpasakytas smaguris. Jis visada suvalgydavo visus skanėstus vienu kartu. Niekada nepasilikdavo rytojui. Jis netgi atsisakydavo pietų, kad galėtų kuo greičiau suėsti savo desertą. O sukrimtęs desertą nebenorėdavo pietų, nes niekas po deserto pietų nevalgo. Taip visą laiką jausdavosi alkanas ir galėdavo galvą padėti dėl kokio nors skanesnio dalyko. Tiesą pasakius, buvo labai netikęs katinas, juk visi protingi katinai, o taip pat ir geri vaikai, moka gardžiausia pasilikti pabaigai ir nesuvalgyti visko iškart, pasimėgauti. Gaila, bet niekuo negaliu padėti, atsakė tortukas. Miau, sumurmėjo Micius, kelis kartus apėjęs aplink tortą ir pakutenęs jo šoną savo pūsta uodega. Staiga katinas gurktelėjo ir susiėmęs už pilvuko pradėjo verkti. Oi, kaip skauda! Oi, oi! Verkė jis, letenėlėmis glostydamas savo kailiniuotą pilvuką. Kas nutiko? Išsigando tortukas. Pilvą suskaudo, riktelėjo jis, o tada staiga atsikvėpė. Va, jau atleido. Katinui Miciui dažnai raižydavo ir diegdavo pilvuką, nes jis labai mėgdavo užkandžiauti naktimis. Todėl buvo pripratęs prie skausmo, o dėl viso pikto savo slaptoje kišenėlėje nešiojosi karčių piliulių, kurias ruošėsi išgerti, jeigu skausmai nesustotų. Katine, gal tau tiesiog nereikėtų tiek daug smaguriauti, o ypač naktimis, paklausė susirūpinęs tortukas. Miau, gal, sutiko jis, bet ką man tada veikti? Gal žaisti arba svajoti, atsakė tortukas.
Katinas Micius susimastė ir nusliūkino iš virtuvės į svetainę, kurioje išsidrebė ant pliušinės sofos ir pradėjo svajoti apie tai, kaip jis pavirsta į miniatiūrinį katinuką, kuris moka šokinėti per virvutę. Buvo taip įdomu, kad nusprendė, jog šiandien naktipiečių atsisakys. Iki galo prisisvajojęs, kaip visada išsivalė dantis ir nuėjo miegoti į savo katinų lovelę. Visi smaguriai katinukai ir vaikai turėtų žinoti, kad už naktipečius gražesnis dalykas yra svajojimas. Tereikia įsitaisyti patogią vietą ir užsimerkti. Svajonės, pakibusios virš jūsų namų šviestuvo, tik ir laukia, kol galės kam nors prisisvajoti.